Sveiki, savaitinė Forex rinkos apžvalga pristato Forex faktorius. Praėjusią savaitę nebuvo skelbiama daug itin svarbių ekonominių pranešimų. Visą laiką yra pirmoji mėnesio savaitė, kada mes turime labai daug gausių pranešimų. Antroji savaitė būna ramesnė, tačiau to nepasakytume iš kainos judėjimo rinkoje. Praėjusią savaitę pagaliau panašu, kad rinka pabaigė ilgai trukusią korekcinį periodą. Ir dabar galimai mes perėsime vėl į tendencijas, daugiau į tendencijas. Euro dolerio valiutų pora vėl pradėjo smukti link buvusių žemumų, nebetoli 1.05, 0.0 palaikymo lygio. Vis dar yra rinkoje eskaluojamas Graikijos klausimas, ir aišku, investuotojai vertina Amerikos galimybės didinti palūkanų normas. Po pirmojo mėnesio penktadienio Amerikos darbo rinkos rodiklių, kurie išėjo prastesni, nei investuotojai tikėjosi, buvo šiek tiek suabejota galimybėmis didinti palūkanų normas, ir prasidėjo dabar iš tikrųjų pagrindinis klausimas, ar Amerika ryšis didinti palūkanas, kada Amerikos doleris taip stipriai brangsta, kadangi brangstantis doleris mažina infliacijos augimą Amerikai, ir kaip ir Amerikos centrinis bankas iš tikrųjų gali neskubėti didinti palūkanų normas. Tai iš tikrųjų tokius klausimus, nemažai iš jūsų tokių klausimų sulaukiu, tai noriu iš karto atsakyti, kad Amerika tai nėra eksportuojanti šalis, kaip sakykime Australija, kaip Kanada, kaip Naujoji Zelandija, kuriai būtų labai svarbi pigi valiuta. Brangstantį dolerį Amerika gali išlaikyti. Brangstantis doleris daro šiek tiek blogą dalyką dėl Amerikos įmonių pelningumo mažėjimo. Tai iš tikrųjų Amerikos įmonės greičiausiai skelbs prastesnius pelno rodiklius dėl būtent brangstančio dolerio. Ir po truputį akcijų rinkoje traderiai pradeda įskaičiuoti galimą palūkanų normos didinimą. Pigių pinigų epocha po truputį baigėsi ir iš tikrųjų S&P 500 indeksas jau po truputį pradeda rodyti investuotojų nuotaikas dėl palūkanų normos didinimo. Tarptautinės valiutos fondo vadovė Kristina Lagardė praėjusią savaitę įspėjo rinkų dalyvius, investuotojus ir valdžios atstovus apie galimas duobes akcijų rinkoje, kada tik tais Federalinis rezervų bankas pradės didinti palūkanų normas, tas iš tikrųjų gali įvykti. Ir jeigu, sakykime, Federalinis rezervų bankas, kada jisai pradės didinti palūkanas, pamatys labai didelius akcijų rinkoje nuosmukius, iš tikrųjų galimai palūkanų normų didinimo tempas gali būti lėtinamas. Iš tikrųjų dabartinė padėtis Amerikos tikrai nėra bloga, darbo rinkos rezultatai vis dėlto pati tendencija darbo rinkos rodiklių yra pakankamai nebloga. Praėjusios, kada mes turėjom pirmo mėnesio penktadienį, žinoma, rodiklis išėjo ne toks geras, kaip buvo galima tikėtis, tačiau yra šalta žiema, ypatingai šalta žiema ir iš tikrųjų žiemos metu bendrai galima visą laiką tikėtis prastesnių rodiklių. Ateinančią savaitę bus skelbiami Amerikos mažmeninių pardavimų rezultatai, taip pat turėsime Producer Prices indeksas, gamintojų kainų indeksas. Infliacija Amerikoje greičiausiai ir toliau laikysis žema, tačiau tai nėra galvos skausmas Federalinių rezervų bankui. Federalinis rezervų bankas mato, kad tai yra laikinas efektas ir darbo rinka, kada jinai artėja prie pilno įdarbinimo, full employment vadinamo, iš tikrųjų nedidinti palūkanų normas, būtų iš tikrųjų pakankamai keistas sprendimas, kad nedidėtų palūkanų normos. Greičiausiai jos vis tiek bus šiais metais didinamos ir investuotojai tai suprasdami po truputį pradeda atitinkamai dėliotis pozicijas rinkose, dėl to artimiausių metų būtų galima būtent laukti akcijų rinkose kažkokio tai nuosmukio didesnio, būtent artėja ir gegužės mėnesį, mes žinome patarlę, nuo seno anglų naudojimas sell and may and go away, artėja tas dalykas ir plus šie metai yra išskirtiniai tuo, kad Anglijoje yra rinkimai ir būtent rinkimai yra išskirtiniai tuo, kad aišku Anglijos svaras, jūs pastebėjote, kad praėjusią savaitę labai įspūdingai iš tikrųjų piko, jau beveik 5 metų dugnuose ir greičiausiai tas smukimas gali prasitęsti korekcijų metu, didesnių korekcijų metu būtų galima ieškoti sell pozicijų svaro dolerio valiutų poroje 2010 metais, kada vyko rinkimai. Prieš rinkimus buvo daugiau toks intervalinis judėjimas, tačiau pasibaigus rinkimam visą rinkiminę savaitę, būtent gegužės pirmosios 3 savaitės, GBP USD valiutų pora smuko daugiau kaip 1000 punktų. Ir iš tikrųjų prasidėjo toks vadinamas risk-off, rizikos netoleravimas rinkui, dėl tos priežasties GBP smuko tiek prieš Amerikos dolerį, tiek prieš Japonijos jeną, akcijų rinkose vyko nuosmukį, savotiškas rizikos netoleravimas persimetė į visas kitas rinkas. Ir turėjome labai gražų dolerio brangimą ir aišku Japonijos jenos taip pat brangimą, kas ir yra būtent būdinga, kad yra rizikos netoleravimas rinkoje. Ateinančią savaitę mes turėsime pakankamai svarbių nemažai ekonominių pranešimų, būtent ECB konferencija trečiadienį ir ECB konferencijos metu
Stebėsime Mario Draghi toną. Ką kalbėjo Centrinio banko vadovas, praėjo mėnesis nuo būtent kovo 9 dienos, kada buvo pradėta obligacijų supirkimo programa, praėjo lygiai mėnesis ir vis dėlto Europos Centrinis bankas, kad ir kiek buvo skeptikų, kad Europos Centriniui bankui galbūt nepavyks rasti už tiek vertės obligacijų supirkimams, rado iš tikrųjų tokią pasiūlą ir 60 milijardų vertės obligacijų bondų eurų jau yra supirkta, jau stimulai yra pradėti ir greičiausiai Mario Dragis patvirtins, kad nėra problema rasti tokiai sumai obligacijų supirkimams, na ir greičiausiai pratęs tai, kad būtent bus tiesiama artimiausių metų obligacijų supirkimo programa. Eurų iš tikrųjų, eurozonai pingantis euras duoda taip pat iš tikrųjų paslaugą, plus obligacijų supirkimo programa, dėl to arteinančiais mėnesiais jau po truputį galbūt galima laukti eurozonos rodiklių atsigavimo, geresnių rodiklių, bet kada vyksta obligacijų supirkimo programos, mūsų kaip po traderių tikslas yra vis dėlto sekti dviejų centrinių bankų monetarinės politikas, tuo tarpu eurozonos ir, sakykime, Amerikos, tai mes matom labai didelį skirtumą. Amerika vis dėlto šiais metais didins palūkanų normas, ketina tą daryti, o eurozona vykdo obligacijų supirkimo programas. Dėl to kol kas kalbėti apie euro brangimą dar manau, kad yra ankstoka. Į svaro dolerio valiutų porą verta atkreipti dėmesį. Doleris, Kanados doleris. Praėjusią savaitę darbo rinkos rodiklis išėjo toks pat, koks ir buvo prieš tai, 6,8% bedarbystės lygis. Na, o sakykime, buvo prognozuotas bedarbystės padidėjimas. Tačiau yra iš tikrųjų rodikliai, atrodo, kad kaip ir neblogai, kadangi sukurta daugiau darbo vietų, tačiau tų darbo vietų daugiau sukurta tik tais nepilno etato darbo vietų skaičius, o pilno darbo dienos darbo vietų skaičius sumažėjo 28 tūkstančiais, tai iš tikrųjų rodikliai nėra tokie geri, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Na ir Kanados centrinio banko konferencija ateinančią savaitę bus skelbiama, per kurią greičiausiai Kanados centrinis bankas galbūt savo tą tokį pesimistinį toną toliau išlaikys, tačiau buvo galima galvoti, kad jeigu darbo rinkos rodikliai šį kartą bus prastesni, galima buvo galvoti, kad galbūt sulauksim palūkanų normos mažinimo iš Kanados. Tačiau dabar keičiu šiek tiek savo nuomonę, greičiausiai centrinis bankas palūkanų normų nesumažins, išliks tokios pat palūkanos. Naftos kaina atrado palaikymą ties 50, Amerikos ekonomika toliau atsigauna, dėl to tas duoda šiokį tokį teigiamesnį sentimentą Kanadai ir Kanados centrinis bankas galimai paliks savo niūriausias prognozijas, savo, sakykime, visus sprendimus dėl monetarinės politikos lengvinimo artimiausiai, sakykime, ateičiai. Australijos ir Naujosios Zelandijos taip pat doleriai smuko, būtent dėl bendro sentimento neigiamo žaliavinėms valiutoms. Ateinančią savaitę mes turėsim Kinijos prekybos balanso duomenys, mažmeninius pardavimus, pramonės produkciją, na ir šitie Australijos darbo rinkos duomenys, iš tikrųjų šitie rodikliai be Kanados centrinio banko konferencijos, jie taip pat yra svarbus ir jie iš tikrųjų judins rinkas. Dėl to nusimato tikrai įdomi, judri savaitė, nemažai ekonominių pranešimų, todėl manau, kad tik kur būtų galima techniškai. Na, pirmiausia, nuo 10 metų JAV obligacijų grafikas mes matome kainos smukimą. Pasiekus 130 zoną, labai stiprus tas priešino zona, kaip ir buvo prognozuota, kainos smuko, suformuota mini galvos pečių struktūra, pramušimas 129,10 kainos, pajamingumas obligacijų po truputį pradeda didėti, tas iš tikrųjų teigiamai veikia dolerį, tai būtent obligacijų kainos smukimas. Jis teigiamai veikia Amerikos dolerį ir jisai rodo būtent investuotojų, didžiausių profesionalų investuotojų tarpe, kad yra vis dėlto sentimentas, kad Amerika galimai šiais metais didins palūkanų normas, kada tas bus ne per daugiausiai yra iš tikrųjų svarbu dabar, tiesiog yra didelis ryškus skirtumas tarp monetarinių politikų, artėja plius Anglijai dar rinkimai, rizikos tas netoleravimas rinkos, kada jisai didės, dolerio brangimui yra pakankamai neblogas sentimentas, dėl to dabar obligacijų grafike mes matom kritimą, kainos skilimo atveju link 129,10. Jeigu šitas lygis atlaikys, pasipriešinimas greičiausiai toliau kaina tęs smukimą, tas reiškia, kad pajamingumas toliau didės iki 128,22 yra kainui geras palaikymas, dėl to dolerio brangimui kol kas yra nebloga perspektyva. Jeigu vis dėlto kaina prasimuštų pro 129,10 ir grįžtų vėl atgal į kilimą, tuomet doleris irgi taip pat dolerio brangimas pasibaigtų ir doleris jau perėtų į pigimą. O obligacijų grafike 129,10 lygis pakankamai yra
yra svarbus. S&P 500 indeksas, jisai šiek tiek kyla, turime kilimą, tas kilimas nėra kylantis trendas, kylanti banga intervaliniam judėjime, turime labai gražų intervalą tarp 2113 ir 2038, kaina pramušė vidurinį intervalo zoną ir dabar kainos kilimo atveju link 2102, 2113, toje zonoje jau ieškočiau pardavimų po truputį, prieš gegužės mėnesį jau po truputį galima tikėtis tokio daugiau neigiamesnio sentimento S&P 500 indekse, tai iš tikrųjų ties tais geriausiais pasipriešimais ieškočiau pardavimo pozicijų, dabartinis kilimas yra kaip kylantis mikrotrendas, dėl to nuo pirkimo pozicijų kol kas susilaikyčiau, kadangi rinka artėja prie gerų pasipriešinimų ir nuo ten jau būtų galima ieškoti ir short pozicijų. Toliau, sakykime, reikėtų atkreipti dėmesį ir į dolerio Japonijos jeno kainos judėjimą. Doleris jena, yra iš tikrųjų 3 sąlygos, kurios lemtų dolerio jenos brangimą, tai yra pirmiausia 10 metų obligacijų pajamingumo didėjimas, tai yra kainos smukimas, S&P 500 indekso brangimas ir tada Nikkei 225 indeksas brangimas, jisai lemtų dolerio jenos kainos kilimą agresyvesnį viršų, tačiau primenu, kad yra artėja, sakykime, Anglijoje rinkimai, kurie bendrą tokį risk-off, rizikos netoleravimą rinkose gali įtakoti ir, sakykime, tas dolerio brangimas rinkose prieš visas kitas valiutas pakankamai ženklus, tačiau doleris nebrangsta prieš Japonijos jeną ir būtent rodo tas dolerio brangimas prieš kitas valiutas, kad jisai yra būtent daugiau dėl bendro tokio rizikos netoleravimo rinkų, o ne dėl geresnių Amerikos rodiklių. Tai doleris jena poroje vis dėlto sentimentas išlieka teigiamas, vis dėlto Amerika ketina didinti palūkanų normas, Japonai vykdo obligacijų supirkimo programas, ryškus skirtumas tarp monetarinių politikų, dėl to didesnius nuosmukius būtų galima panaudoti pirkimo galimybėms. Artimiausius pirkimus būtų galima orientuotis apie 120 zoną, štai šioje palaikymo zonoje. Jeigu šią palaikymo zoną kainai veiktų, pirkimo pozicijų tada jau ieškočiau ties 119.50, 119 toje kainų zonoje. Užėjimo taškus geriausiai ieškoti 15 minučių grafike, kada tik tai pamatysim krentančio mikrotrendo pabaigą, tada užeiti pirkimo poziciją su santykiu bent jau 2:1. Jeigu kaina prasimuštų pro štai šį kanalą 120.66, kainos kilimo atveju nepulčiau vytis rinkos, kadangi kuo labiau kaina kils link 122, tuo labiau didėja didesnių korekcijų tikimybė, dėl to pirkimai tik tai po didesnių korekcijų ir būtent pagal mažesnius grafikus. Doleris frankas grįžta atgal į kilimą, būtent dolerio franko pora tokia viena iš įdomesnių yra, kadangi sentimentas dolerių yra pakankamai neblogas, ryškus monetarinės politikos skirtumas, galimos intervencijos iš Centrinio banko Šveicarijos, dėl to dolerio franko poroje ieškočiau pirkimo, tik tais pirkimo galimybių, korekcijų metu, didesnių korekcijų metu, kol kas ieškočiau pirkimo galimybių, tačiau jeigu kaina prasimuštų žemiau 97.50, nuo pirkimo vėlgi susilaikyčiau, kadangi tai būtų signalas, kad kaina grįžta atgal į intervalinį judėjimą ir galimas tada jau nuosmukis iki pat 95 ir tada tik tais nuo 95.00 jau būtų galima stebėti pirkimo galimybės. Rizika dėl dolerio franko nuosmukio vis dar jinai yra. Dėl to, kad, kaip ir minėjau, yra Anglijoje rinkimai, yra būtent artėja gegužės mėnesis, per kurį yra dažnas akcijų rinkose nuosmukis, dėl bendro rizikos netoleravimo Šveicarijos frankas kaip saugi valiuta gali pradėti brangti. Bet kol tas neįvyko, tol būtų galima ieškoti mažesniuose grafikuose, 15 minučių minutiniam grafike pirkimo pozicijų po korekcijų, nelaukiant didelių korekcijų, kadangi kaina tikrai gali agresyviai nuvažiuoti į viršų dėl tokio sentimento teigiamo doleriui. Doleris Kanados doleris po Kanados darbo rinkos rodiklių geresnių jisai pradėjo stiprėti. Penktadienį tai yra normali rinkos reakcija, kol kas sentimentas išlieka teigiamas Kanados doleriui. Dabartinis kainos kilimas yra kylanti banga intervalinėme judėjime, dėl to vytis rinkos kainai kylant nelabai apsimoka, geriausia pirkimo pozicijų ieškoti kainai koreguojantis. Šiuo metu kaina yra ties 2.550, labai rimtas palaikymas, ties 2.550, 2.530, 2.500 toje zonoje, 50 punktų zonoje jau būtų galima ieškoti pirkimo pozicijų, tačiau pirkimo pozicijas geriausia stebėti užėjimo taškus 15 minučių grafike, susiformavus signaliniam barui su 2:1 arba 3:1 pelno nuostolio santykiu, pagal mažą grafiką užėjus ir pelno tikslas 2.800. Kainai pramušus 2.800 atsivertų galimybės laukti kilimo iki 3.00. Euras doleris poroje labai gražus pramušimas 1.0700, tikiuosi laikotės neigiamo sentimento euro dolerio poroje, kaip ir minėjau, nereikėjo pasiduoti štai šitą kilimą, tai nebuvo kylantis trendas, kylanti banga intervaliniam judėjime, rinka išėjo iš šio V formos
judėjimui, šio intervalo ir dabar sekantis magnetas, ties kurio kaina gali sustoti, yra 1.0500. Kuo labiau kaina artėja link 0.500, didėja didesnės korekcijos tikimybė. Dėl to šiuo momentu laukčiau korekcijos, šiek tiek didesnės korekcijos link 0.680 ir nuo ten žiūrėčiau sell pozicijas su pelno nuostolio santykiu 2:1. Jeigu kaina pramuštų, sakykime, buvusias žemumas, vėlgi nesivyčiau rinkos, laukčiau po pramušimo iš karto korekcijos, bet tada jau korekcijos iki 0.630 ir nuo čia vėlgi 2:1 santykių sell iki 1.0500. Sentimentas išlieka neigiamas eurozonai. Jeigu ir, sakykime, įvyktų susitarimai su Graikija ar kažkoks optimizmo pliūpsnis eurui ateitų, tai būtent korekciją kilimą panaudočiau tam, kad užeiti į sell nuo geresnės kainos. Australijos doleris poroje intervalinis judėjimas tęsiasi, kaip ir prognozavome, praėjusią savaitę kilimai tai nėra kylantis trendai, kylančios bangos, nuo kurių reikėtų ieškoti sell pozicijų. Sentimentas Australijos dolerį lieka neigiamas. Na, ateinančią savaitę Australijos dolerį nemažai įtakos būtent Kinijos rodiklį. Kinijos turėsime trade balanso duomenys, labai svarbus rodiklis, turėsime gamybos sektorius duomenys. Trade balansas bus skelbiamas jau pirmadienį. Jeigu jisai išeitų, sakykime, geresnis, tai būtų galima šiokią tokią didesnę korekciją sulaukti Australijos dolerio valiutų poroje, tačiau būtent Australijos dolerio brangimas daugiau buvo susijęs su to, kad Australijos bankas nemažino palūkanų normų. Bet sentimentas ilgalaikis, jisai pasisakė, kad valiuta vis dėlto dar yra per brangi, lyginant su žaliavų kainų nuosmukiu, valiutų pora yra per brangi, dėl to nuo viršūnių ieškočiau ir toliau sell galimybių. Jeigu Kinijos trade balansas išeitų geresnis, kaina galimai kiltų link 77.20 ir nuo tų pasipriešinimų geriausiai ieškočiau sell pozicijų. Šiuo momentu kaina yra taip pat labai neblogoje sell zonoje, jau rinkos atidarimo metu susiformavus signaliniam barui, čia būtų galima užeiti į sell su 2:1 pelno nuostolio santykiu. Na, pardavėjų tikslas turėtų būti 76.20, kainai pramušus 76.20, galimas kainos nuosmukis iki buvusių žemų 7.550. Vytis rinkos kainai krentant jau yra vėloka. Geriausia šiuo atveju, kada mes turime intervalinio judėjimo ciklą, visą laiką sulaukti korekcijų ir tik tais tada sell nuo viršūnių. Aukso grafike po didelio breakouto mes turim pasvirimo kampas rinkui gerokai sumažėjęs yra, dėl to šitas kilimas tai nėra kylanti tendencija, kylanti banga intervalinė judėjime. Kainos kilimo atveju dabar jau laukčiau kainos kilimo link 1223 kainos lygio ir nuo ten sell su 2:1 ir daugiau pelno nuostolio santykių. Šiuo momentu kaina išėjus iš kanalo galima transformacija į intervalinį judėjimą, dėl to šioje zonoje taip pat iš tikrųjų penktadienį jau šioje zonoje panašu, kad didžiausia ažiotažą sukėlusis bulių baras, turim signalinius barus. Čia irgi būtų galima šioje zonoje paieškoti sell su 2:1 pelno nuostolio santykių. Dėl to jau rinkos atidarimo metu, pirmadienio dienos metu, jeigu čia rinka pabandytų pramušti penktadienio aukštumas, galimas melagingo pramušimo signalas, atsirėmimas į stiprų magnetą 1.2.11 ir ten jau sell su 2:1 pelno nuostolio santykiu. Euras Kanados doleris prognozė teisinasi idealiai, jeigu galima tai pasakyti, euras Kanados doleris tęsė smukimą, išėjo iš ilgą laiką trukusios korekcijos, platėjančio trikampio struktūrą, pardavėjų tikslas 3.00. Na, iš tikrųjų, USD euras Kanados doleris, kaip aš sakau, jisai mums yra skolingas, dar netidirbė. Šita valiutų pora yra obligacijų supirkimo programos eurozonos, dėl to, kad ir koks, sakykime, Kanadai blogos naujienos išeitų ar ką, tai iš tikrųjų kilimus panaudočiau tam, kad sell. Dėl to šiuo atveju, kada mes turim iš intervalo išėjimą, turime stataus breakouto ciklą, stataus pramušimo ciklą, dabar dėl to korekcijų metu nebereiktų laukti didelių korekcijų, tik tai sell, ties kaina 3.350, 3.400, tuose kainos lygiuose su 1:1 pelno nuostolio santykiu, kadangi aišku turim trendą. Eurosvaro poroje, kaip ir buvo galima tikėtis, daug intervalinių judėjimų, eurosvaras toliau lieka intervale. Vis dėlto dėl prieš artėjančių rinkimų Anglijoje po truputį galvočiau apie tai, kad euro GBP poroje būtų galima ieškoti pirkimų nuo pačių geriausių dugnų. Štai šitas dugnas kol kas 7.200 atsilaiko ir čia susiformavus signalai būtų galima užeiti į buy galimybės. Jeigu rinka pramuštų 72.00, tada galimas kritimas, bet į sell pozicijas kol kas neičiau, tada ieškočiau dugnų, nuo kur būtų galima buy, tai tada sekantis dugnas bus 71
1,50. GBP USD poroje sentimentas išlieka neigiamas, na ir toliau, sakykime, jeigu mes prisiminsim 2010 metų rinkimai ir 3 savaitės po to kaina nusmuko labai ženkliai, iš tikrųjų kainos smukimas siekia virš 1000 punktų, 1200 punktų, tai dėl to šiuo momentu, kadangi kaina prasimušė pro labai svarbų savaitinio lygio palaikymą ir artėja link kito 2010 metų palaikymo, galimai gali vykti rinkui didesnės korekcijas, dėl to korekcijų metu valandinėme grafike stebėčiau sell nuo 47.25 palaukus didesnių korekcijų nuo viršūnių išnaudoti tam, kad užeiti į sell geresnę kainą, pakankamai neblogas turėtų būti sprendimas šioje poroje. Naujosios Zelandijos doleris su doleriu sentimentas išlieka toliau neigiamas, siūlyčiau nepasiduoti į bet kokį kilimą, tam nuo pačių aukščiausių taškų užeiti į sell pozicijas, tos prognozijos kol kas labai gražiai teisinasi, dėl to siūlyčiau toliau taip elgtis, korekcijų metu tik tai sell. Naftos grafike mes turime kainos judėjimą intervale, kainos kilimo atveju link 54-55 zonos galimas vėlgi pirkėjų išsikvėpimas, tačiau šiaip naftos grafike kol kas laukčiau daugiau duomenų ir iš tikrųjų toks pakankamai, vėlgi praeitą savaitę išėjo perteklius labai didelis naftos ir vėlgi 10,9 milijono barelių perteklinis rodiklis, kaip ir prognozavo rinka, kad išliks perteklius, bet tokio didelio niekas neprognozavo. Tačiau naftos grafike iš tikrųjų kol kas laikyčiau tokį daugiau neutralų sentimentą. Kol kas tiek, matau pozicijų, matau tiek galimybių, šiaip iš tikrųjų rinka jų siūlo pakankamai nemažai, judesys yra, naujienų ateinančią savaitę nemažai, valdykite riziką ir sėkmingai stenkitės išnaudoti maksimaliai galimybės, kurias suteikia rinka. Sėkmės visiems!